Taip, šiandien man iš tikrųjų džiugu, kad mano sūnaus Manto įdėtas darbas davė vaisius ir dar labiau džiugu, kad Indijos piliečiai atidarė įmonę būtent Alytuje, kur manau, kad jie čia išvystys verslą, nes aš tikiu, kad Alytus yra patrauklus miestas, gal tik tai, manau, per mažai informacijos, viešos informacijos apie galimybės, kokias miestas turi, kokias sudarė sąlygas. Tai tą galiu pasakyti iš tos patirties, kurią mes su Mantu diskutuodami matom, kad ir tai būdinga ne tik Alytui, bet ir visai Lietuvai, kad užsienyje labai silpnai pristatoma įvairios galimybės, įvairūs projektai, kurie čia vyksta. Kaip ir patys ir turėjo galimybę meras įsitikinti iš Indijos piliečio lūpų, kad Lietuva kaip šalis jam labai patraukli, jam gerą įspūdį sudarė. Tai duoda ženklą, kad iš tikrųjų reikėtų suaktyvinti mums visiems pristatymą į Lietuvos galimybių. Tuo pačiu ir kaip atskirai miestai irgi turėtų daugiau skirti dėmesio ryšiams su užsieniu ir ypatingai per ambasadas, per įvairius mus norinčius ir galinčius atstovauti piliečius gyvenančius užsienyje, kad jie perteiktų tikrasias mūsų stipriasias pusės arba mūsų gamtos grožį, mūsų potencialą, mūsų geografinę padėtį, kaip tarp rytų ir vakarų, kur mes ir ribojame su didžiulė rinka, tai Rusijos, Baltarusijos, kas tokiom šalim kaip Indijos verslininkam labai imponuoja. Tai manau, kad mano kaip miesto tarybos nario irgi viena iš pareigų ir aš manau, kad tai bus dar ne vienas investuotojas pritrauktas, gal tik miestiečiai turi žinot, kad ne taip greitai gali pasirodyti jų rezultatai, kaip mums visiems norėtųsi, bet jau džiugu, kad mums per šitą laikotarpį pavyko trečią įmonę įregistruoti būtent Alytaus miesto savivaldybėje.